Pavasaris. Ir kiek mes bekalbėtume apie meilę, visi žodžiai vis tiek nebus išsakyti. Man nebaisu pranešti jums, kad meilė susilaukia rimto mokslininkų, žinoma, psichologų dėmesio. Ir jų atradimus visiems verta žinoti. Pradeda aiškėti įprastas supratimas, kad kažkokios magiškos jėgos padeda žmogui atrasti tą savo antrąją puselę, tą vienintelę ar vienintelę, su kuriuo gyvensime ilgai ir laimingai, mitas, pasakėlė. Laukdami, kada likimas nukreips reikiamą kryptį mūsų jausmus, dažnai prarandame progą sukurti laimingą ir patikimą ryšį. Meilės, kurį trenks kaip žaibas iš giedro dangaus, geriau nelaukti, o pačiam kontroliuoti savo jausmų gyvenimą. Harvardo universiteto profesorius Robertas Epsteinas pabandė tai daryti savo gyvenime. Jam puikiai pavyko. Ir tada jis 14 kartų darė bandymus su studentais. Suskirstė juos į poras, kaip paklius, atsitiktinai. Paprašė ant popieriukų parašyti, ką jaučia partneriai, ar jaučia kokį nors artumą, bet partneriui to raštelio nerodyti. Po to liepė poroms giliai žiūrėti į vienas kito akis. Pradžioje visi varžėsi, kikeno, bet po 2 tokio žaidimo minučių pritilo. Kai reikėjo parašyti, ką jaučia dabar, artumo jausmas buvo padidėjęs 45%. Kai profesoriaus prašymo eksperimentas buvo atliktas kelis kartus, pakartotas, net 90% studentų prisipažino, kad žiūrėjimas siekis suartina žmonės ir kad su savo partneriu, kitų visiškai svetimų žmogum, užmezgė intimų kontaktą. Šį eksperimentą aprašė žurnalas Scientific American. Profesorius Jamesas Clarkas jau anksčiau pastebėjo, kad net kai visiškai svetimi žmonės žiūri viens kitam į akis, atsiranda švelnus jausmai. Labai panašu į palytėjimą, nes reikia abiejų pusių sutikimo ir tampa jautrumo išraiška. Tai ne tik jungia žmonės į poras, bet padėjo suprasti keistą reiškinį. Įkaitais paimti žmonės suartėja su savo grobikais. Psichologija tai vadina Stokholmo sindromu. 73-aisiais buvo toks atvejis ir jis palėtė nemažą grupę žmonių. Banditai užpuolė banką, policijos buvo užklupti, paėmė įkaitus ir juos laikė 6 paras. Po to aukos gynė nusikaltėlius, atsisakė bendradarbiauti su policija. Remdamiesi tą nelauktai didelę atlaikyto žvilgsnio svarbą, psichologai sukūrė būdų, kurie padeda atsirasti intimiems kontaktams. Tuo apie tos būdus papasakosiu. Studentai ir studentės, kurie buvo naudojami juos tikrint, prisipažino, kad per 1 mėnesį artumo intimumo jausmas padidėjo 3/3, o kai kuriems 3-gubai. Buvo ir išimčių. Vienas studentas bandė daryti suartėjimo pratimus su kolege ir nieko neišėjo. Abudu jautėsi labai nepatogiai, bet kai tas pats studentas bandymams pasirinko kitą, visai svetimą, mažai pažįstamą merginą, jo intimumo pojūtis išaugo 1/4, o jos net 144%. Jie abudu atsidūrė kelyje į meilę. Tačiau kas darosi? Ir kodėl? Iki šiol visi mes manėme, kad meilė verčia mus ilgai ir giliai žiūrėti partnerio akis, apsikabinti, glostyti, savo paslaptis išsakyti. Tačiau pasirodo, kad mus valdo keistas mechanizmas, kuris leidžia tą įvykių seką, pirmą meilės jausmus, o tik paskui žvilgsniai, prisiltimai, glamonės, apsukti atvirkščiai. Pradėti iš kitos pusės. Jeigu elgsimės kaip įsimylėję, iš tikro įsimylime. Beje, tai nėra vienintelis atvejis, kada savo emocijas, savijautą galime paveikti, koreguodami savo elgesį. Kai esate blogos nuotaikos, pamėginkite šypsotis, nors dirbtinai. Dar daugiau, sukaskite dantimis pieštuką, tik neperkaskite jo. Tada žmogus atrodo tarsi jis šypsotųsi, veido raumenys susidėsto kitaip, smegenys gauna signalą, reikia džiaugtis. Ir ką jūs manote? Linksmiau tampa. Ir ne todėl, kad su to pieštuku dantyse atrodote kaip pajacas. Pamėginkite, sąžiningai, įsitikinsite.